Pirmą kartą aš su Sidu atsidūriau ne tai, kad mieste, bet prekybos centre ir man atrodo Sidas iš proto truputį kraustosi, nes čia tiek gražių ponų, čia tokie visi išsipuošę. O mes čia užsuksime į tokią žvėrelių parduotuvę, nes gavau pastabų iš žmonos, kaip visada. Labą dieną. Labą dieną. Labai malonu pas jūs atvykti. Sveiki, ko vardu jūsų? Vytaras aš, čia Sidas. Sidai. Jau nelabai aš jį palepinu, prižiūriu, kad reikia jį atvežti į miestą truputį pasikultūrinti. Labai smagu, kad užsuko. Turim tokį degustacinį stalą, kur galima paragauti šuniukam maisto arba skaniukų. Tai vat pasižiūrim, kas Sidas labiausiai mėgsta. Šiaip jam dar kartais reikia pasakyti, bet čia nereikia, nes aš kai duodu valgyti, jam sakau maistas. O, viską valgo, su apetitu problemų šuniukas. Gal labiau norėsi į miestą važiuoti? Matosi, ne? O kaip tau šitas? Tai čia taip galima ateiti su šuniuku ir duoti paragauti? Taip, čia nais grinai, pavyzdžiui, jeigu žmonės nežino, ar šuniukas valgys maistelį, Sidas viską užskaito, viskas tinka. O jisai dar labai mėgsta žaisti, net kartais man įkyrėja, aš, pavyzdžiui, turi madą. Aš dirbu su kompiuteriu, tai jis prieina taip ir su snukiu man ranką kelia. Štai išdirbti, einam pajudėti, einam pažaisti. Tai galim nueiti pažiūrėti, kokį žaislą jam išrinkti. Yra gal tokių žaislų, kur patys užsiveda ir šuo pats žaidžia. Tai šiaip iš pagrindinių žaislų, kurie yra interaktyvus, yra kongas, kur galima, pavyzdžiui, įdėti šaldytą maistą ar kažkokį konservą, arba jeigu maistą, tai sušlapinti tam, kad tiesiog ilgiau būtų ir įdėjus kamerą, kelias valandas pabuvęs, jisai tiesiog bus kaip ledai ir šuniukas ilgiau užsieminės. Jis labai gerus įgūdžius, manau, turės, nes aš jam duodu kartais vištos kiaušinį. Sidai, kaip tau atrodo, va toks va, žiūrėk. Norėtum tokio? Maisto įdėtume, ne? Šiaip jis vaikystėje turėjo, tai gal jis kažką prisimena. Rasi kažką, ieškok. Nu, tai mes jam nebetrukdysim, tipo, ne? Tikrai. Išsirinko žaisliuką jau yra. Labai mūsų tas antkaklis toks jau pagyvenęs. Gerai, galim pabandyti pamatuoti, tada naujus. Aš jį retai naudoju, bet kai miestą atvažiuoju, jis man toks nėra visai patogus. Ypatingai vidutinio dydžio ir didesniems šuniukams ir aktyviam veisliam yra rekomenduojama, kad būtų Y formos. Tai reiškia va tokios, kad galėtų šuniukas laisvai judėti ir kadangi border collie yra aktyvi veislė. Labai aktyvi. Tai vat šitos jos netrukdės judėjimui, kaip manot, ar gražius? Labai. Man spalva tinka, miško spalva. Patinka ir tą Sidai, nu pabandom. Keičiam Sidai. Prideda galvytę. Tada persikiša per krūtinę ir užsisega iš abiejų pusių. Taip. Yra rankena, jeigu reiktų, pavyzdžiui, kartais prilaikyti šuniuką. Pavadėlis segasi tada štai čia. Galit praseit, pasižiūrėti, kaip jam ar patogu. Patinka. Einam Sidai kaip podiumų. Pirmyn. Atgal. Greta. Sidai, ateik. Greta. Ateik. Ai, kaip gerai. Super, tinka tau, bravo. Gerai. Patenkintas atrodo. Patiko tau šitos, taip. Šunys yra geriausi žmogaus draugai. Taip, geriausi išklausytojai jūs, taip. O čia pas jūs net Pet City klinika yra. Taip, turime iš tikrųjų platų spektrą paslaugų, ne vieną chirurgą, gerus specialistus. Galim nueiti Sidą pasvert, pasižiūrėsim. Aš bijau. Ką manai? Bus kokie 22 kilogramai. Pabandom, pasižiūrėkim. Sėsk. Eik tu savo. Jis turėtų sverti apie 20. Tu, nu ką, bus dieta šuniukuje, ne? Jo. 5 kg antsvoris, Sidai. Visada pavaišinam, kad šuniukam nebūtų baisu. Šaunuolis, taip. Nu ir ką, dieta prasidės, ne? Ir aktyvus tavo toliau laisvalaikis. Šiandien Sidai ar nuo pirmadienio? Turbūt nuo pirmadienio, kaip ir visi. Kalasi dabar gal norės pagaliau į miestą atvažiuoti, iš čia atėjo į parduotuvę, tiek visko gavo. Taip. Bet tu čia visai Sidai kultūringai elgiesi. Čia tavo pasirinktiniai dalykai. Ką tu ten išsirinkai, aš neatsimenu. Sidai, kuriuos renkėsi? Šitą skaniuką? Čia apie to paskutinio dar. Šitą įmam tikrai. Na, gyvenimas avietė. Atvažiavai į miestą, gavai užkasti, padegustuoti, paskanauti. Sidai, tu moki. Op. Petnešas taip. O! Čia tu taip mokėt nori, Sidai? Okei, Sidai. Wow. Pirmą kartą matau tokį šunį, kuris taip nori susimokėti. Aha, šaunuolis. Tau piniginę duot? Šaunuolis, Sidas, taip. Čia tikrai yra gyvūnėlių miestas, ne? Net kaimiečiams tinka. Nu ką, Sidai, važiuojam? Hop. Viskas, ačiū labai. Ačiū jums. Pasakysi, ką nors, Sidai? Ačiū. Ate, Sidai. Jau jis jau nori ragauti. Ačiū labai. Ačiū jums, viso geros dienos.